Kiekvieną rudenį Šiauliai tampa savotiška Europos literatūros ambasada. Čia vyksta Europos literatūros dienos, kurių metu rašytojai iš įvairiausių Europos šalių pristato savo prozos tekstus. Besibaigiant spaliui, jaukioje šiauliečių pamėgtoje kavinėje knygyne Sielai skambėjo lietuvių, vokiečių, lenkų, latvių kalbomis skaitomi tekstai. Reikalas tas, kad išsirdžiamas į balioną, sės umai išsimainus išvirkšti. Ir kaip jiems pasirodė, nuo šalioje vietoje ėmė sektis kelnes ir pastebėjęs dviejų paauglių. Vienumoje pamaldžiai žiūrinėjusi kurto kobaino brazdėlį ir čežinusi lavis popierėlius. Na, o šios būdamas visiškai nepasirinkusios manyti... Europos literatūros dienų Šiauliuose organizatorius Markus Roduner prieš 10 metį pabandė iš Šiaulius perkelti europietišką prozos tekstų skaitymo tradiciją. Nors yra dabar 10 metų, bet 2005 nebuvo, dėl to dabar 9, bet manau, kad viskas yra sėkmingai. Ir kai taip išsiplėtėm ir nepasimečiau visiškai, tai vis tiek džiugu, kad viskas įvyko labai gerai šiemet. Europos literatūros dienos sielos šventė ne tik šiauliečiams. Festivalio renginiai vyksta Vilniuje ir Plungėje, o šiais metais visa festivalio programa pristatyta ir Klaipėdoje. Kadangi pasikalbėjom su Klaipėdos Ievos Simonaitytės biblioteka, kad galima būtų visą programą ir Klaipėdoje daryti, jie gavus, žinoma, tam tikrą paramą iš Klaipėdos miesto savivaldybės, ką ir gavom ir esam labai dėkingi už tai. Na, klaipėdiečiai gal neįpratę ilgai labai klausyti prozos tekstų. Ten man pasirodė šiek tiek perkrauta programa. Aš vis dėlto dozuočiau, pagalvočiau apie galbūt mažiau autorių, bet kad tas autorius būtų, vakaro žvaigždė. Vienas iš tikslų yra ugdyti irgi skaitytoją. Be abejo, aš prisimenu su didelė nostalgija, sakykime, universitete Šiaulių vykusias akcijas. Aš ten kažkaip gerai jaučiausi. Bet, sunku pasakyti, labai dažnai vis dėlto, žinoma, priklauso nuo autorių. Tai ir kada pavyksta tikrai atvežti įdomų autorių, tai staiga kažkokiam naujom spalvom viskas suskamba. Tai žinoma priklauso ir nuo to, ką kvieties ir paskui bandai ir derinti gal ir lietuvius, kad kažkaip tai tiktų, nes kažkaip padrikiai susodinti žmonės irgi nesinori. Autorius turiuomenį. Bet kartais ir negalvoji apie tai ir visai pasirodo kažkokių sąšaukų, apie kurias tu visai negalvoji. Tu visada taip sakai, tarsteli vyras, daužydamas dilgėlėmis aplipusio samčio kotą į puodo kraštą. Jau visai sutemo, o mes vis dar nenuėjome iki ežero. Mažumėlė patylėjusi, sako moteris. Aha, bet aš verdu sriubą, negalima palikti tokios pusiau išvirtos, supranti? Iš tikrųjų, Markui yra pavykę laikas nuo laiko čia atvežti labai įdomių autorių, kurių aš nelaikyčiau tokiais, mainstreaminiais autoriais, bet labiau tokie nišiniai autoriai. Vat labai gaila, kad šiais metais neatvažiavo Justina Bargelska, šiuo metu nauja žvaigždė lenkų literatūros, vat jos tekstai almanache man padarė didžiulį įspūdį, yra visiškai savitas, į nieką nepanašus balsas. Labai įdomu buvo susipažinti, tiesa, aš jau asmeniškai pažįstamas anksčiau, bet mes praleidom keletą labai tokių vaisingų dienų su Levanu ir Nora. Aptarėm daug ir bendravimo, ir gal net ir kažkokios literatūrinės veiklos galimybių. Tai va čia man atrodo, čia pasiteisina sumanymas, kad žmonės ne tik skaito tekstus, bet bendrauja tarpusavyje ir kažką sugalvoja. Rolando Rastausko paminėti Levanas Beridė ir Nora Ikstena egzotiška festivalio svečių pora. Nora Latvė, Levanas gruzinas. Rašytojų šeima gyvena tarp Berlyno ir Rygos. Nora Ikstena prisipažino, kad kelionė Šiaulius jai priminė vaikystę. Nē, es neesmu šauļos. Pirmo reizi šauļi man saistās ar bērnības atmiņām, kad mēs braucām šeit uz šauļu tirgu no Latvijas.
Rašytojai svarbus keli pasaulio miestai. Mana tomēr vismīļākā vieta uz pasaules ir Latvijā, Ikšķilē, kur mēs dzīvojām manas vecmāmiņas atjaunotā mājā. Pēdējo 5 gadu laikā es esmu ļoti iemīlējis Tbilisī, jo tā ir mana vīra dzimtene. Un kā tādu pasaules elpas vietu vai tādu vietu, kur uzlādēt savas garīgās baterijas, es ieskatu Ņujorku. Į 14 kalbų išverstų tekstų autorė įsitikinusi, kad tikroji rašytojo tėvynė gimtoji kalba. Nē, es ļoti mīlu latviešu valodu, un tā ir mana gan dzimtā, gan rakstniecības valoda, un tā kā es jūtu pasauli latviešu valodu, es nejūtu nevienā citā valodā, lai arī es runāju arī citās valodās. Es domāju, ka rakstniekam valoda ir īstās mājas. Un tā kā es izjūtu latviešu valodas dziļumu un poētiku, tā es nekad neizjutīšu nevienu citu valodu, lai kā es arī mīlētu, piemēram, angļu valodu. Gruzinas Levanas Beridze rašo vokiečių kalba. Zugekommen und ich habe einfach mitgespielt und das hat Spaß gemacht. Und dann habe ich eben weitergemacht und ich lebe jetzt damit. Ich habe mehr Platz für Spielen. Levanas pripažįsta, kai kurios temos jo kūryboje atsiranda dėl 2 skirtingų kalbų ir pasaulių – gruzinų ir vokiečių susidūrimo ir sąveikos. Ja, deshalb ist man ja eben ein Schriftsteinkünstler, damit man eben diese Unterschiedlichkeiten zusammenbringt. Und das macht Spaß und das ist eine richtige Arbeit. Und aus diesen 2 Welten entsteht eine dritte, was meiner Meinung nach weit mehr interessanter ist, als wenn jetzt zum Beispiel über Georgien schreiben würde alleine oder über Deutschland oder so. Rašytojas iš festivalio išsivežė šiltus įspūdžius. Ich finde es einfach nur wunderbar, dass es sowas überhaupt möglich ist, dass hier unser Freund auf die Beine gebracht hat. Und freut mich natürlich sehr, dass ich daran teilnehmen dürfte. Doch sehr. Also es gibt sehr viele solche Veranstaltungen, aber bei uns, ich sage jetzt mal, ehemalige Sowjetunion, hier in Litauen, in Lettland, ja, in Georgien, das sind mehr oder weniger neue Sachen, denke ich mal. Und das wächst und das freut mich sehr einfach. Das muss man nicht unbedingt jetzt hier in Berlin bestaunen oder so. Man freut sich, dass es auch zu Hause schon so etwas gibt. Jau kelių festivalių Šiauliuose dalyvis Rolandas Rastauskas sako, kad pasirinkimą, kokį tekstą skaityti, diktuoja publika. Na, trupučiuką aš visada pasižvalgau į publiką ir kartais jauti, kad nereikia per daug radikaliais tekstais kamuoti žmonių, tai norėjosi kažką tokio paprastesnio, bet ne blogąja prasme, bet kad visas amžiaus grupės galbūt galintis paveikti vienaip ar kitaip tekstas, man atrodo, tokiems skaitimams yra pats geriausias pasirinkimas, o pagaliau almanache tekstus išspausintus ir žmonės gali pasiėmę vakare knygutę perskaityti. Labai sutikčiau, kad tekstai gali būti labai paprasti, nes vis tik eseistika yra, Rolando Rastausko eseistika yra daugiasluoksnė. Tai būna ten įvairių spąstų spąstelių, bet aš negaliu, taip sakant, kartais man atrodo, kad labai viskas yra paprasta ir permatoma, o staiga skaitytojai galvoja, kad viskas žymiai sudėtingiau. Toj vietoj vadinasi autorius ir suvokėjas, jie ne visada susikalba. Bet skaitimas, kaip jūs žinot, man patinka skaityti. Tiuilery soduose pusnuogė, it iš atvirukų plaukusi vidudienio parkų liaudis buvo nuklojusi medinius gultus aplink fontaną. Kiti gulėjo kostiumuoti, vos atleidę masyvius šilkinių kaklariščių mazgus. Tokiems kaip mes vietos ten aiškiai stigo.
o išvietinti mes jau nebegalėjome sustoti. Tad ėjome ir ėjome, kol priėjome Eliziejaus laukus, kurie savo prekybinių galerijų gausa atrodė 3D formatu su sapnuotais jų gariūnų laukais. Andrių Jakučiūną taip pat galima vadinti festivalio senbuviu. Kas Andrių verčia susidėti lagaminą, važiuoti į neaišku kokias vietas, šaltas sales, kartais gal būna ir šiltos salės. Kas verčia? Šiaip kūrybos skaitimai yra tokia lyg ir neatskiriama rašytojo darbo dalis. Na, taip galima sakyti, imituojant, kad čia esi labai kažkoks didis prie savo darbo stalo ir iš tikrųjų gal tas, negaliu sakyti, kad tai nėra svarbu, aišku, tie savivokos pratimai, kurie vyksta, kai tu pats ten barškini klaviatūrą ir kažką tai supranti ir atrandi pasaulį, yra labai daug. Tačiau lygiai taip pat labai daug yra ir skaitimas žmonėms, ir kalbėjimas su jais, turėjimas kažkokio kontakto. Tai taip pat yra, tai yra mūsų profesijos, jeigu laikysime tai profesija, kita pusė. Ir čia negali rinktis jau, ar ta salė šilta, ar jinai šalta, ar jinai yra arti ar toli. Tai taip turi būti ir taip yra, ir tai kelia džiaugsmą iš tikrųjų. Festivalį Šiauliuose aplankė įvairias vietas ir dabar apsistojo kavinėj Siela. Kaip šita erdvė? Man čia yra beveik ideali erdvė, nes jeigu yra šiek tiek mažiau publikos, nors tikrai publikos skaičiumi negalim skųstis, tai atrodo vis tiek jauku ir gana pilna. Ir kai yra tokios didelės erdvės, pavyzdžiui, kokiose bibliotekose ar čia Šiauliuose filharmonija, atrodo šiek tiek tuščia ir kažkaip nejauku. O kai čia buvo pernai Sigitas Parulskis ir čia viskas buvo sausakimša. Bet visi tilpo. Bet sutilpom. Tai aš manau, kad puikiai erdvė. Ir labai džiaugiuosi, kad jie atsirado čia Šiauliuose.